What? Okay, let's go. Labas rytas, aš jau po kavinukės, dvirkas paruoštas, viskas paruošta, kažkaip buvo šią naktį šalčiau miegot, na šiaip šilta, bet kažkaip šiek tiek prakrapnojo, šiek tiek atsirado drėgmės ir kažkaip pasidarė šalčiau, tai net 2 kapučiną išgėriau, bet tokios didžiulės porcijos poreliai po €60, tai visai neblogai. Tai jau saulėtė lenda po truputį, turėtų būti vėl šilta. Čia va centriukas kaip ir, centrinė gatvė. Bet šiaip maršrutas eina lygiagrečiai į kitą gatvę. Tai iš tiesų pastebėjau, kad Kamino maršrutas eina visada ne per pagrindinės gatvės, bet dažniau per ten, kur eina kokios bažnyčios ar tie piligrimų namai ir panašiai. Tai toksai įdomesnis tikrai dalykas, nes aš kai su dviračiu, tai aš dar nepatingiu kartais miestelėse kitas gatvelės įsukti. O va, kai piligrimai eina pėsti ir jiems gali būti sunkiau ir panašiai, jau išsukinėti ir panašiai didesnis krūvis, tai jie gali kartais visko ir nepamatyti iš ties kiekvieną miestelį. Tai va, tai važiuojam link Burgos, 8 kilometrų maždaug. Šiandien nakvosiu, manau, tikrai ten, kur yra lova, reiks viską pasikraut. Matysim, kaip seksis, visai jaučiasi nuovargis tikrai. Reikia pamiegoti ir lovą jau jaučiu, kad reikia. Tai va. O piligrimai va nuo ryto irgi šmirinėja, tikrai anksti startuoja. O aš nakvojau maždaug va čionai, kur tiltukas po kairę buvo toksai parkelis. Šiaip naktį mačiau policiją važinėjo, bet čia kažkaip pastebėjau populiaru, kad važinėtų. O tenai dar truputį toliau pavažiavus nakvojau, ten jau realiai praktiškai net negyvenvietė. Nu kaip, gatvelė eina, bet viskas kažkaip saugiai, ramiai. Vejasi, daug jų žygiuoja. O čia tai geras. Piligrimą tik ryte sutiksi. Kiek daug jų. Kiek dar aprenkiau. Nu ką, į laukus. Taip tiesiai. Miestelis po miestelio. Iki Sandiego. Padariau pauzę. Tokio vietiniai kavinukiai. Šalia kelio sutikau piligrimą, kuri eina jau. Jinai sakė, startavo prieš savaitę, 15 dieną, nuo to pačio miestelio, kur ir aš. Tai jinai eina tiesiog su kuprinė. Ten, kad turėtų vandens, maikė, maisto šiek tiek. Ir sakė, kad 6 eurus kainuoja transportuoti nuo miestelio iki miestelio daiktus. Tai jinai ir daro, nuo albergės iki albergės. Tai va, tokia įdomesnė informacija. Sakė, nueina 25 km per dieną ir sakė, kad Burgos, va dabar nuo čia iki Burgos 50, jį jau šiandien savo atėjo, nes startavo labai anksti, 5 gal rytą. Ir sakė, tik 2 dienų bėgių pasieks. Tokia įdomesnė informacija irgi. Yra dar kažkoks appsas užrodė, kad yra galima visą ten informaciją susižiūrėti apie visas albergės ir panašiai. Bet dar pasiėmiau kažkokį pyragėlį su vištiena. Skaniai kažkaip čionai labai gamina, reikia energijos. Nu ką, ir judam.
Va, Ispanija. To, kur vakar palikom miestuką tą didesnį iki Burgos, praktiškai laukais, o tokiais ir varai. Bet šiandien džiugu dėl dangos, čia jau šitas lietuviškas žvyrkelis. Jau važiuoti manoma geriau, greičiau. Geras kalniukas. Pusę įveikiau jau. Mes supranta, kiek tų įkalnių bus. Pilnas kelias. Nuokalnių labai mažai. Ir dar tokiais keliukais. Dabar tokiu keliuku, jau netoli Burgos esu, ten štampą gausiu ir gal dar paminsiu, pasižiūrėsim, ar pavyktų šiandien 100, ar ne, jau 5 turiu, tai numatysim, kaip čia seksi šiandien. Tada apie kokią 6 jau reikia taikytis, manau, į šitą albergę ar kažkokį hotelį, net nežinau. Aišku, pigiau būtų tą albergį, tada sumontuoti, kelti ir įtilsėti šiek tiek. Tai va, nusipraus, šiaip reiktų rūbus įsiskalbti, tada gal jau rytoj išsiskalbsiu kokiam didesniam. Šiandien gal dar ne. Tai va, visai čia smagiai. Jau taip norėjusi nuokalnes ir dabar nusileidau nemažai, tai jau labai gerai, džiaugiuosi. Na, dabar toliau tiesiai tokiais keliukais, va. Šiaip labai daug žmonių buvo, nors dar ta moteriškė, jinai iš Airijos, tai sakė, kad čia dar tipo nedaug. Nu, bet šiaip daug, labai daug, populiarus labai maršrutas išties. Eina jie ir eina. Kažkur laukuose, aukštai ir va kaip miestelis atrodo. Kitoks stilius šito kaimo namukų, va toks va. O policija miestelėse dėl piligrimų išties kursuoja. Toks įdomesnis dalykas irgi. Nu jau laukia įkalnė. Kas čia per kliučių ruožas? Jo. Va jau. Tokie keliai tai žudo.
Čia dar pamatyti reikia 2 centų. Žinot, kam įdėsim, kai būna tos statelės vandens ar maisto? Įdėsim tenai. Ir čia aplinkui nelabai apeisi. Čia reikia kirsti tiesiai šitą kelią. Nenormalų. Jo, jis eina iki pat viršaus, bet čia jau turbūt pats viršus. Eitsa. Nu jau, kas čia paaiškinkit man. Nu gerai, mažai liko iki viršaus. Gal nusileidimas netoks bus? Oba. Nei normalus, nei nenormalus. Kažkiek pravažiuosiu. Atena jau Burgos, tas didesnis miestas. Labai gerai. Ten štampuką gausim. Labai gerai. Tada galbūt toliau dar važiuosim. Arba ten nakvosim. Pamatysim. 2:12 dar turim laiko iki 6 maždaug. Mano visa galinė padanga nudrožta, reiktų šiaip žiauriai pakeisti. Labai jaučias nebėra sukibimo vietą. O gal reiktų pasikeisti, nors labai norėčiau pritempti iki kitos kelionės, dėl to, kad viskas yra suplanuota kitaip ir dabar. Bet reiktų. Labai diskomfortą kelia dabar. Labai jaučiu. Žodžiu, pasižiūrėsim. Gal prie krovos. Asfaltas. Nu žiauriai fainai padaryti visi šitie dalykėliai. Čia tiesiai parodyta čionai. Iškart už to Piliakalnio kalno bus tas miestas, kurį matėm jau iš ten. Šitą pasitraukiau, kad aš pralyšiau. Žodžiu, varom, štampuką gausim. Neblogai. Tuoj 3. Dabar asfalto gal jau 5 kilometrai buvo. Tai tiek dar nesuvažiavus. Aš tikrai labai laiminga pamačius didesnį miestą, ta prasme. Po tų šunkelių. Tu jau nori tokio miesto su asfaltu šiek tiek tikrai. Ai, geras. Pasidžiaugsiu greitai, pusvalanduką gerą, kad asfaltu rieda. Man laimę voką suteikia. Asfaltu važiuoju. Wow. Šitam žmogeliukui dviratuko trūksta. Ir visada visur važiuojant būna kažkas panašaus. Ten eina žmonės irgi. Man raudon. Bet tai čia kaip tuščia realiai. Darbo diena. Ir kiekvienam miestukė šiaip daug ramybės centre šiek tiek. Keli variukai dirba, viskas. Nesuprant. Ramus tie ispanai. Bet spėjau per renginius, tai jie ne visai ramus. Pirmą kartą matau vieną mašiną. Jau važiuoja gal kokias 3 minutės tiesiog tiesiai. O, antra fūra. Ta pati fūra ir žiedukų pravažiavo.
Nieko. Pramoninis kažkoks. Burgas. Pasižiūrėkit ant pastato šitą kamino ženklas, žiauriai geras. Visur jie, visur. Kaip įspūdingai. Nice. Užsimaniau, žodžiu, strubos. Reikia išbandyti kažkokią ispanišką. Kokie daugiabučiai biškelį visiškai kitoks miestas nei kiti. Gal čionai turės štampą, kažkaip turizmo ofisas dirbs tik tai po valandas. Kaip čia fainai, kaip čia smagiai, toks ramus miestelis. Visas purvinas. Šiek tiek. Įsivaizduoju, šitam hotelį negavau štampą, sakė tik tai hotelio svečiams. Tai va, važiuojam toliau kažkur. Surasim. Kur, ką. Katedra, oho. Oho. Nu, Burgas, jo. Oi, čia kažkokį ofisiuką atvažiavau. Gal ir šitas. Kažkaip internete rašė nedirba. Ar čia du net yra, nu žodžiu. Štampas gautas. Nusišau į restoraną, kur yra sriubos šitos, paragausim. Sakė labai skanu, paprašiau. Tos populiarios tradicinės ispanų. Jau pusryčiam viską ten išragavau, dabar pietus liko. Tai va, čia šiaip labai gražus miestas. Visos tos gatvelės tikrai, va, prasivažiavau, tai geras. Aišku, čia šelį gali kainuotas sriubytė. Pas jos labai populiarios tos bokadilės, čia kaip sumuštinės, tai irgi jau ragavau. Tai dabar va, tą sriubą paragausim. Kažką pasimti atsigerti. Kainytės, pavyzdžiui, bet čia rimtesnėm. Reikėjo gal pigesnė eit, bet šiaip tiesiog čia šalia buvo jau. Visai yra nuovargio. Tai va. Dos. Pepino? Dos de pepino. Mira. Yeah. Wow. Pimiento. Dos. Tiene ahí desgaste. Uno. Cebolla. Uno. Yeah. ¿Y pan? Uno. ¿Y pan uno? Dos. Oh. Yeah. Muy bien. Uno. Dos. Dos. Tres. Ok. Gracias. Vale. Matėt koks aptarnavimas? Tu savo, jinai šalta. Nu žodžiu, bet skaniai, labai skaniai. Super, skanu buvo, reiks judėti toliau. Viską padarėm. Ir dabar tai liko sumontuot blogelį ir nakvynę susiras, bet dar pamint galim. Tai dar paminsim. Yeah. Where are you from? Lithuania. Lithuania. Lithuania? Yeah, Lithuania. By from Lithuania here? No, from Paris. From Paris? Yeah, from Paris. How many kilometers from Paris and here? Maybe 1,300, I don't know, a little bit more. And now where are you? To Santiago. To Santiago, okay. Camino, yeah.
Okay, wonderful. Wonderful. Alone? You Yeah. are alone? Yeah. And how many kilometers by day? 75, 50, 100 today will be. Yeah. Great. Yeah. Great. A lot. Wonderful. Yeah, a lot. Many compliments. Bye. Yeah, nice. Ciao. Oi, va šitie žmonės jau girdėjau, diskutavo už nugaros Estonija, sako, tipo iš Estijos. Ne, iš Lietuvos. Pamečiau ir antrą, reiks dabar 2. Nusipirkau ledų iš tos mini kavinukės, bet čia taip skaniai viskas atrodo. Norėtųsi viską nusipirkti ir išragauti, žinokit, viską absoliučiai. Jo. Gražus tas burgas, bet reikia dėti iš čia ir pavalgiau, prisivalgiau. Tai dabar grįžtam į Kamino taką ir dar šiek tiek paminam ir varysim kažkur nakvynę susiras, ten kur galima bus pasikrauti. Norėčiau šiaip čia likt, bet dar yra laiko, dar galim paminti valandėlę 2. Pasižiūrėsim, gal kažką rasim vėliau. Tai rytoj pasilieku skalbimą ir baiką. Arba po rytoj. Kažkaip taip. Vat kai kurie apse netitinka. Dabar turėčiau važiuoti biškelį po dešinę giliau į centrą. Kai kur netitinka to paties maršruto kaip žymėjimas, bet visada centruose. Labai daug yra suoliukų prie namų. Ar krėslų kažkokių. 5:30, 9 km, tuoj miestelis, nu tai dar 10 ir viskas, ieškam jau, nes viskas jau išsikrovė beveik. Taip atrodo tie ispaniški kaimukai. Šiaip žmonės labai malonūs, sveikinasi visi. Piešinukų pilnos sienos visur su kamino ir panašiai. Visur. Dabar tiesiai visą laiką, dar dabar matau įkalnę laukia. Hi. Hi. Leisimės, po to vėl kilsim. Miestukas apačioj. Po 6:15, beveik 100, po 2 km esu va šitą miestelį. Atvariau čia kažkokius, tai 13 eurų. Bet čia jau pigiau nėra, šitą miestelį patikrinau. Teksamt. Čia kičių virtuvė. Svetainė. Gavau štampą, mano lova C12, bus gerai, mačiau pilną svetainį, visko yra ir atsigerti, dėti pinigėlį tik reikia. Žodžiu, žiūrėkit, koks baikas. Belė kiek smėlio, aš dar praploviau su vandeniu šiek tiek grandinę, bet sakė, čia galės pasinaudoti tą šlangą, biškelę apiplausiu. Reikia, nes baisiai atrodo tenai. Viskas ir daiktai visi, Dieve Marija. Tai va, varom plagelis montuosim. Žodžiu, ten visi laukia dabar valgo. Aš ką tik nusiprausiau. Čianai va tokia virtuvėlė. Einu montuoti čianai lagelį. Čia viską kraunu, ten dar padėjau. Čianai ne jų zona. Einam dar greit viršų parodyti. Ir atsisveikinsim šiandien. Reikia pailsėti. Dar kol kels lagelį viską, bet pabandysiu išsimatuoti. Čia pavyzdžiui yra 3 net kambariai. Čia realiai dušas, stūlikas. Čia po lovų kiek. Čia, man atrodo, šitą mano
iš tavo pusę pačio. Nu, žodžiu, tai va, tai viskas atrodo. Gal daugiau su jais pašnekėsiu rytoj arba šiandien vakare, bet kol kas turiu įmontuoti vagelį, kad jūs pamatytumėt video. Tai va, žodžiu, iš Šalbergės atsisveikinu su jumis šiandien. Ate.